Sveiki! Žurnalistikos forumas, taip savo laidą pavadino grupė analitinė žurnalistikos magistro studenčių. Būtent čia jūs išvysite, nuo ko prasideda žurnalistika ir kokios skirtingos gali būti jos rūšis, su kokiais iššūkiais tenka susidurti šios profesijos atstovams. Ar kada nors susimąstėte, kas kasdien skaitomuose naujienų portaluose pasirūpina karščiausiomis žiniomis iš viso pasaulio? Lietuvos ir užsienio politikos bei verslo naujienų sekimas, jų atranka, apdorojimas ir paruošimas publikavimui – tai tik dalis atsakomybių, kurios krenta ant naujienų redaktoriaus pečių. Kokie reikalavimai yra keliami portale dirbančiam naujienų redaktoriui ir kaip atrodo jo darbo diena? Apie tai domėjosi Gabrielė Sagaitytė. LRT – Lietuvos visuomeninis transliuotojas, kurio misija – tarnauti visuomeniai, teikiant objektyvią, patikimą informaciją šalyje ir pasaulyje gyvenantiems Lietuvos žmonėms. Vienas iš LRT kanalų – portalas, pastaruoju metu sulaukęs daug skaitytojų dėmesio dėl atsinaujinusio turinio. Viena iš sudedamųjų LRT LT portalo dalių – naujienos. Kas pasirūpina, kad skaitytojus pasiektų aktualiausios naujienos ne tik iš Lietuvos, bet ir viso pasaulio? Apie tai kalbame su LRT LT portalų naujienų redaktorė Eglė Zubriūtė. Paklausta, kaip prasideda naujienų redaktoriaus darbo diena, Eglė Zubriūtė sako, kad viskas priklauso nuo to, kada ji prasideda, nes naujienų redaktoriai dirba tiek rytinėmis, tiek vakarinėmis pamainomis, o prireikus turi dirbti ir naktį. Šiandien aš į darbą atėjau 6:20 min. Tai reiškia, ryte aš atsikėlusi peržvelgiau dar naujienų portalus tokius kaip BBC, CNN, Guardian. Tada susipažinau su situacija, kuri įvyko per naktį kituose pasaulio kraštuose. Atvykau į darbą, čia dar kartą peržvelgiau, kas buvo vakar vakare, kad nesikartotų tos pačios naujienos, kad nebūtų paskelbta tų pačių dalykų. Ir tada 6:30 realiai pradedu savo darbą, tai reiškia įsijungiu savo visas sistemas, kurios man reikalingos darbo metu ir pradedu dirbti, tai reiškia klausau žinias, žiūriu Labas rytas Lietuva žinias, klausausi ryto garsų ir seku visą informaciją. Pasak Eglės Zubriūtės, Lietuvos ir pasaulio naujienos yra skelbiamos naujienų agentūrų ELTA ir BNS tinklapiuose ir yra atrenkamos vadovaujantis naujienų atrankos kriterijais bei tuo, kas yra aktualu. Didelį dėmesį šiuo metu skiriame įvairiems rinkimams, Europos parlamento rinkimams, būsimiems prezidento rinkimams, referendumams dėl Seimo narių skaičiaus, dėl pilietybės išsaugojimo. Iš tiesų dar didelis dėmesys šiuo metu yra skiriamas Ukrainai, kaip ir yra labai neaišku, koks bus Zelenskis, ar jis bus palankus Putinui ar nebus palankus Putinui. Manau, kad didelis dėmesys yra skiriamas Lietuvos naujienoms, ypač kai dabar yra Seimo pavasario sesija, naujų pataisų įstatymų priėmimas, svarstymai ir visos dramos. Tai realiai naujienų redaktorius yra tas, kuris žino viską arba turi bent jau nutuokti apie viską. Tai reiškia, kad neturi būti iškritęs iš medžio ir žinoti, kaip atrinkti naujienas ir kas yra svarbu, kas yra ne. Eglės Zubriūtės teigimu, viena svarbiausių savybių geram naujienų redaktoriui yra gebėjimas nepasimesti. Manau, kad reikia vadovauti šaltu protu. Dėl to, kad naujienų redaktorius susiduria su įvairiomis krizinėmis situacijomis, jeigu jas taip galima pavadinti, teroro aktai, didžiulės nelaimės, apie kraštuose, apie kuriuos gal net nelabai domėjai, arba sritys, kuriomis anksčiau nesidomėjai. Pavyzdžiui, aš asmeniškai jaučiu, kad esu silpna ekonomikoje, bet jeigu būtų kažkokia bankų griūtis, aš turėčiau iš karto susiprasti, kur kas vyksta, kodėl tai svarbu, ar tai iš tiesų svarbu, pasverti, atsverti ir publikuoti, tarkim, naujienas. Aišku, mano linksmiausi prisiminimai, kabutėse linksmiausi prisiminimai yra, kai man teko budėti per visus teroro aktus, pirmomis savo darbo dienomis čia. Tai iš tiesų tada tikrai prireikė šalto proto ir šaltų nervų, jeigu galima tai pasakyti. Anot LRT LT portalo naujienų redaktorės, rutina šiame darbe yra ne visada.
Gal tomis dienomis, kai yra mažiau įvykių, rutina tikrai yra. Tu žinai, kas nutiks, kada kokią naujieną pasileisi tikriausiai, kas. Realiai rutina atsiranda tada, kai nėra naujienų. Kai būna vasara, visi lauke sėdi ant savo plėdukų, ant žolytės, niekam niekas neįdomu, visi tiesiog poilsiavo, va tada būna rutina, nes nežinai, ką daryti. Nežinai, nevyksta jokių įvykių svarbių, va taip pavadinčiau rutiną, nes tada leidi tokias naujienos, kurios yra visiems žinomas, 10 patarimų, kaip nenudegti saulėje, ką daryti, jeigu apsinuodėjai skrandį, ką verta žinoti apie antrąją pensijų pakopą. Nežinau, dar kažką, panašius tokius dalykus. O kai yra daug įvykių, tada visiškai rutinuoti. Nejauti, turi kartais dirbti ir 14, 16 ir 18 valandų ir visiškai negaila ir jauti tokį pasitenkinimą savim, kad tu dirbi tokį darbą. Taigi, žurnaliste, jeigu susidomėjai naujienų redaktoriaus darbu, turi žinoti, kad eidamas šios pareigas turėsi ne tik skelbti naujienas, nuolat jomis domėtis, bet ir mokėti atskirti, kas yra svarbu. Koks politikos ir žurnalistikos santykis? Ar šios sritis gali bendradarbiauti, o gal yra nesuderinamos? Apie tai kalbama su Lietuvos Respublikos Seimo nariu, filosofijos daktaru Andriumi Navicku, buvusiu ilgamečiu Bernardinai.lt vyriausioju redaktoriumi. Tai organizavote konferenciją tarp žurnalistų ir politikų apie žodžio laisvę. Tai kodėl šios konferencijos reikėjo? Todėl, kad Seime gimė ne viena iniciatyva, kuri yra pavojinga, kalbant apie žodžio laisvę. Ir tos iniciatyvos viena vertus, aišku, kyla galbūt iš nuostatos, tam tikrų politikų nuostatos, kad žodžio laisvė nėra pats geriausias dalykas arba nėra aišku, nėra patogi galbūt politikam, bet kita vertus, aš manau, kyla ir iš nežinojimo, nesupratimo kartais, kaip žurnalistai veikia, kaip pati žiniasklaida funkcionuoja ir susėsti prie vieno stalo ir pasikalbėti, mano supratimu, yra labai svarbu. Diskusijos metu teigiate, kad pastebite antipolitikos bangą, tai galbūt galima pritaikyti ir žiniasklaidą ir netgi pavadinti antižiniasklaidą. Bet kaip apibūdintumėte šios terminus ir jūs paaiškintumėte? Bandžiau sakyti žurnalistams iš savo patirties buvimo ir žurnalistų, ir politikų, kad daug bendro turi tokie du fenomenai kaip antipolitika ir antižurnalistika. Jie galbūt net ir panašios kilmės ir panašiai chronologiškai vystosi ir abudu kelia tam tikrą pavojų. Antipolitika tai yra įsitikinimas, kad politinės diskusijos yra varginantis dalykas, atiduokime spręsti specialistams tam tikrų krypčių, kai matėme, čia buvo idėja, sukurkime vien tik profesionalų vyriausybę, nereikia politinių partijų, reikia tik tai geriau kažkur tai atskirų žmonių ir tada mes sakome, kad politika kaip tokia, ji neturi kaip pridėtinės vertės. Nors pati politika tai yra kaip tik bandymas derinti interesus, bandymas ieškoti bendrojo gėrio. Šiandien žurnalistai turi įrodyti, mano supratimu kaip ir politikai, kad jie yra reikalingi. Tai yra, kad reikalingas tas tarpininkas, profesionalus tarpininkas. Nes dabar, kai yra socialiniai tinklai, yra kitos galimybės, tarsi kyla klausimas, kiekvienas mes esame žurnalistas, kiekvienas mes generuojame kažkokią informaciją. Klausimas, kuo žurnalisto teikiama informacija, kuo žiniasklaidos priemonė gali būti kokybiškesnė, reikalingesnė negu šiaip informacija. Politikas turi derinti įvairias pozicijas, jis neturi primesti savo pozicijos, jis turi atrasti geriausią sprendimą derindamas įvairias pozicijas. Tai čia yra panašumai. Ir tada žiniasklaida ir politika vienas kitam gali padėti. Politika gali padėti žiniasklaidai, mano supratimu, būtent sukurdama tokią teisinę sistemą, kurioje žurnalistas galėtų būti nepatogus, bet atlikti savo darbą. Baisiausia, kad kai politikai pradeda norėti patogių žurnalistų, kurie tampa iš esmės viešųjų ryšių atstovais, o ne žurnalistais. Dabar savo ruoštų, ką galėtų daryti žurnalistai, tai aišku, gilintis į politiką, informuoti apie politinius procesus, bet mano supratimu atsisakyti
ciniškumo. Būtent yra labai du skirtingi dalykai. Vienas dalykas cinizmas, kitas kritinis mąstymas. Cinizmas tai yra tas sakymas, ai tu visada meluosi, aš tave turiu bet kurią kainą demaskuoti, parodyti, kad tu esi durnas. Kritinis mąstymas, tai sakoma, aš nepriimsiu tavo žodžių būtinai už gryną visą laiką pinigą, aš juos tikrinsiu, analizuosiu, bet tai nereiškia, kad tu meluoji. Paprasčiausiai aš labai turiu atsakingai tą perpasakoti situaciją, todėl turiu visą laiką tikrinti, analizuoti. Tai pas mus vietoj kritinio mąstymo yra labai daug tokio cinizmo. Ir man atrodo, kad tada, kai įsivyrauja cinizmas, blogai tampa tiek žurnalistams, blogai tampa tiek ir politikams. O dabar studijoje mūsų kolegė Ingrida su pašnekove Vilija Mačiulskytė aptars, kokių savybių reikia norintiems dirbti žurnalistinį darbą. Ar pritarėte teiginiui, kad šiomis dienomis žurnalistinį darbą gali dirbti bet kas? Pasakymas visi, aš manau, labai nuvertina žurnalisto profesiją ir jo darbą, nes žurnalistų tikrai negali dirbti visi, ko gero net nenorėtų visi dirbti. Tačiau iš kitos pusės, manau, kad mes gyvenam tokiam pasaulyje, kai mūsų specialybė, profesija yra labai plati, jos ribos labai plačios. Tai sakyti, kad ieškau darbo pagal specialybę, dirbu pagal specialybę, yra pasenęs terminas. Tai tiek gydytojas gali rašyti apie sveikatą, tiek ekonomistas apie skaičius, verslą, tiek kino ar teatro režisierius gali apie kultūrą, meną rašyti. Aš tai manau, kad reikia tiesiog gerai valdyti žodį, žinoti savo sritį ir gali apie tai rašyti, gali kitiems žmonėms apie tai pasakoti. Įdomi kombinacija. Baigėte lietuvių kalbos filologiją ir režisūrą, vėliau 4 metus dirbote žurnalistinį darbą. Dabar esate komunikacijos specialistė. Kodėl pakeitėte kryptį? Į kitą kryptį mane atvedė iš tikrųjų atsitiktinumas ir smalsumas. Tai tiek žurnalistika, tiek komunikacija yra dvi barikadų pusės. Tai ilgą laiką dirbau vienoje barikadų pusėje, žurnalistikoje. Tai sulaukdavau labai daug pranešimų, kuriuos rašydavo komunikacijos specialistai. Tai juos peržiūrėdavau, skaitydavau, ieškodavau įdomių naujienų, įdomių tekstų, kurie būtų įdomus ne tik man, bet ir mano skaitytojams. Vėliau patekus į kitą barikadų pusę, ėmiau rašyti tekstus ir stengtis, kad jie patiktų žurnalistam, patiktų skaitytojams, kad mano tekstą pastebėtų ir pasirinktų būtent mano, o ne kitų specialistų rašomus. Tai patenkinau savo smalsumą iš tikrųjų, pabuvau tiek vienoje pusėje, tiek kitoje. Gal svarbų aspektą pasakyčiau, kad vienu metu neįmanoma būti abiejose, iš tikrųjų arba tu esi vienoje, arba esi kitoje. Bet kai esi pabandęs jas abi sritis, iš tikrųjų geriau supranti. Paminėjote smalsumą. Kokių dar įgūdžių reikėtų jūsų manimų dirbantiems, norintiems dirbti žurnalistinį darbą? Tai labai svarbu būti smalsiam. Turbūt kartais, gal dažnai tenka gauti neįdomią temą, tai tada svarbu surasti tą kažkokią įdomesnį kampą ir tą temą paversti įdomesnę. Nes jeigu pačiam neįdomu, tai skaitytojai tikrai bus irgi neįdomu. Toliau išskirčiau nešališkumą ir kritiškumą. Tai iš tikrųjų svarbu skaitytoją informuoti, ypatingai konfliktinėse situacijoje. Iš tikrųjų gal netgi būtina pateikti abidvi pusės, tiek vieną, tiek kitą. Galbūt viena pusė kažkuri nesutinka kalbėti. Tai tada tiesiog galima taip ir parašyti, tiesiog ta pusė nepateikia komentarų, kad pats skaitytojas iš tikrųjų susidarytų nuomonę, nes skaitytojas nuomonę turėtų susidaryti, o ne žurnalistas ją pateikti. Dar skirčiau empatiją, tai sugebėjimą užduoti klausimą ir išklausyti, nes dažniausiai pašnekovai, kiek man teko pastebėti, susidurti, tai būna 2 tipų. Vieni labai šnekus, kuriuos reikia stabdyti, sugrįžti. Jeigu jie bando išvardinti kažkokius 3 aspektus, tai kiekvienas tas aspektas turi, nežinau, vienas aspektas 3 istorijas, tai jį reikia sugrąžinti, tiesiog klausyti jo tiesiog reikia ir išgirsti. O būna kiti pašnekovai, tiesiog jie mano, kad neturi ką pasakyti, mano, kad yra neįdomus. Tai tokius reikėtų padrąsinti, pasakyti, kodėl mes juos pasirinkom, užduoti
uždarų klausimų. Jeigu gali atsakyti taip arba ne, tai ir atsakys taip arba ne. Ir dar paskutinį norėčiau paminėti, tai turbūt būtų taisyklinga kalba, lietuvių kalbos taisyklinga rašyba ir skyryba, nes portaluose, redakcijose mes nebeturime arba labai mažai turim kalbos redaktorių, tai dažniausiai patys tiesiai rašom, tiesiai postinam, skelbiam tekstus, tai tiesiog jausti pačią kalbą, bet manau šitas dalykas yra labiausiai ugdomas iš tikrųjų, tai iš tikrųjų reikėtų nenusiminti, jeigu galbūt mes dabar negalim rašyti labai taisyklingai, bet tai galim išmokti. Interviu žanras garsėja kaip perlipimo per save iššūkių. Kaip jums sekėsi su pirmaisiais interviu ir gal turite kažkokių patarimų? Galbūt daugiausiai yra tų sunkumų susijęs su techniniais dalykais. Dažniausiai visada prašau pašnekovo, kad jie išrinktų vietą. Tai yra buvę, kad pašnekovas kalba, o kavinė ir įsijungia kavos aparatas didžiuliu garsu ir aš vos girdžiu, ką kalba. Su diktofonu labai daug nutinka įvairių keistų ir nekeistų gal dalykų, tai ir įsikrauna, arba galvoju, kad viskas įrašoma, bet kai perklausau, nieko nesigirdi. Tai dabar visada turiu atsarginės 2 baterijas. O iš tikrųjų labai įdomu, nes kai dirbau savo pirmoje redakcijoje, tai patį pirmą interviu ėmiau be diktofono. Tiesiog viską užsirašinėjau sąsiuvinį. Dabar neįsivaizduoju, kaip tai įmanoma ir kaip aš galėjau parašyti. O patarimai, jie labai susiję irgi su įgūdžiais. Bet jeigu tokie pagrindiniai, tai pasirinkti tikrai tinkamą vietą. Aišku, verta, kad pašnekovas pats parinktų, nes įdomių vietų galima atrasti. Bet turi būti tikrai rami vieta, kad girdėtumėm vienas kitą. Būti matomais, populiariais ir išgirstais. Vaikystėje tokią svajonę turėjo daugelis. Metams bėgant svajonės keičiasi, bet darbas televizijoje daugam vis dar atrodo kaip stebuklas. Vien džiaugsmas, blizgesys ir pramogos. Bet ar taip yra iš tikrųjų? Apie darbo televizijoje privalumus ir trūkumus Gretos Andriuškevičiūtės reportaže. Darbas televizijoje dažnam asocijuojasi su svajone. Kameros ir žibintų šviesos, įdomiausi renginiai, bendravimas su pačiais garsiausiais ir įdomiausiais žmonėmis. Buvimas tiek kadre, tiek ir už kadro traukia ne vieną. Tačiau ar tikrai televizijoje dirbančių žurnalistų bei televizijos laidų vedėjų gyvenimas vien rožėmis klotas? O gal ir šiame darbe egzistuoja žiūrovams nematoma tamsioji jo pusė? Jau 9 sezoną be tabų ir koprodiuserinėje kompanijoje dirbantis žurnalistas bei Kakadu laidos vyriausiasis redaktorius Domininkas Ramonas atviras. Tikrai ne viskas yra taip, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Ne, aišku, taip nėra, kaip ir kiekvienas kitas darbas. Man, pavyzdžiui, atrodo, turiu draugą, kuris šiltina namus ir jis kiekvieną dieną dirba vis kitoj Lietuvos vietoje, kartais Jonavoj, kartais Telšiuose ir atrodo kaip faina, juk tu pamatai visą Lietuvą važinėdamas. Bet jam darbas yra sunkus, tai žurnalisto darbas yra lygiai toks pat, nes žmonės pamato tai tik tai, kas išeina į eterį. Į eterį išeina patys geriausi kadrai, pavykę klausimai, pavykę atsakymai, o vieni kito klausimo reikia dar ateiti, reikia pagauti žmogų, jis nenori su tavim šnekėti. Nenorintis kalbėti pašnekovai, nepatogus klausimai ir didelis darbo tempas. Visa tai televizijoje dirbančių žurnalistų kasdienybės vargai. O kas labiausiai šiame darbe žavi patį Domininką? Gal tas, kad susipažįsti su daug tų žmonių, tampi universalus, kadangi reikia žinoti įvairias temas. Ne tik tai pramogas, ne tik tai ekonomika, bet žurnalistas visų pirma turi būti universalus. Tu turi gaudytis visose temose, tu turi žinot pagrindus visų dalykų. Todėl gaunasi toks, nežinau, savaiminė savišvieta, turbūt tai pavadinčiau. Svarbiausia paprastumas. Net ir sudėtingą temą reikia pateikti žiūrovui aiškiai, kad jis viską suprastų. Tai nėra lengva, sako žurnalistas bei televizijos laidos Kakadu penktadienis vedėjas. Pasak jo, norint būti žurnalistu reikia ir tam tikrų charakterių bruožų. Pats svarbiausias turbūt, kad yra nebijot, nes yra buvo ir pas mus žurnalistų, kurie bijo žmonių, kuriuos kalbina, bijo užduoti kažkokį klausimą, galbūt nepatogų, o klausimai juk ne visą laiką yra patogus.
Jau 10 metų įvairiose prodiuserinėse kompanijose dirba ir žurnalistė Donata Gutauskienė Laisva. Kaip teigia ji, nors apie tokį darbą niekada nei svajojo, nei galvojo, tačiau šiandien ji jaučiasi atsidūrusi savo vietoje, o visą patirtį įgavusi ne universiteto suole, o darbe. Kai pradėjau darbuotis, supratau, kad geriausia mokykla ir yra tas darbas, kurį aš dirbu, todėl kad aš kiekvieną dieną susidurdavau su pačiomis įvairiausiamis situacijomis, kurios ne visos, aš tikiu, yra aprašomos žurnalistikos vadovėliuose ir tiesa, man teko garbė dirbti su tokiais televizijos vilkais, kaip Kristupas Krivickas, Saulius Bartkus ir daugybė kitų. Dirbau prie įvairiausių projektų ir supratau, kad tai ir yra didžiausia mokykla, kurią aš galiu gauti, būtent darbą su tokiais, televiziniais vilkais. Pramogų pasaulio gerbėjams Laisva pažįstama ir kaip dainininkė dalyvavusi įvairiuose muzikiniuose projektuose. Ar ši karjeros pusė padeda jai dirbti žurnalistinį darbą? Kažkiek padeda tos pažintys, neslėpsiu, mano draugų rate yra žinomų žmonių ir tiesą sakant, kai tenka gauti kažkokį tai išskirtinį interviu, mes kiekvienas bandom pagudrauti kažkokiais tai dalykais, kad tą interviu gauti, tai karts nuo karto taip man pasitarnauja ta mūsų pažintis, gal kažkokia draugystė, bet tiesa ir yra kita medalio pusė, todėl kad neretai tenka šiek tiek ir nukentėti ir kartais ta draugystė ir tas bendravimas susviruoja dėl labai paprastų priežasčių. Kartais žmonės įsivaizduoja tam tikrus interviu arba tam tikrus reportažus kitaip, galiausiai pamato jos eterį, būna, kad ir užpyksta ir sako, aš čia gal to nenorėjau pasakyti, bet jūs parodėt, žodžiu, būna ir tų daug asmeniškumų, taip kad iš vienos pusės padeda, iš kitos kartais ir pakiša koją. Nors neigiamų dalykų ir pasitaiko šiame darbe, tačiau Laisva tikra. Darbas televizijoje turi daug žavesio. Tu tiek visko prisižiūri, pamatai net pasaulinio lygio žvaigždės. Turi galimybę net prie tokių žmonių prisiliesti. Tai yra toks darbas, už kurį aš galvoju, kad gal man pačiai reiktų primokėti, sako ji. Šiuo metu žurnalistė dirbanti Laisva yra dirbusi ir kaip laidos vyriausioji redaktorė, ir kaip prodiuserė, ir kaip laidų vedėja. Tai linkėčiau kiekvienam pabandyti ir paragauti to kiekvieno tokio kąsnelio, dėl to, kad kiekvienas tas darbas yra savotiškai žavus ir savotiškai sudėtingas. Taip, kad vesti laidas, aš netgi sakyčiau, kad vesti laidą yra kur kas sudėtingiau negu atlikti žurnalistinį darbą. Todėl, kad tu esi stebimas, matomas, turi ne tik stengtis tvarkingai kalbėti, bet ir gerai atrodyti, iš to tavęs tikrai reikalauja. Žodžiu, yra labai daug sudėtingų, daug uždavinių, kuriuos vienu metu tu turi padaryti, norint būti geru vedėju. Su šia mintimi sutinka ir jau 3 sezoną Kakadu laidą vedanti Justė Žičkutė. Jauna mergina atskleidžia, su kokiais iššūkiais susidūrė perėjusi didžiulę atranką ir pradėjusi televizijos laidos vedėjos karjerą. Turėjau tokį nusistatymą, kad čia reikia labai daug vaidinti, nes visi per televiziją atrodo žmonės labai linksmi, faini, tokie ir turi būti. Tai man didžiausias iššūkis buvo tiesiog būti savim, ko gero ir dabar ne visada išeina, nes noris pasikeisti, noris kažką vaidinti, kuo nesi. Tai va, sunkiausia gal tiesiog būti tokia, kokia tu esi, be vaidybos. Bet vaidybos čia kažkiek vis tiek reikia, ar ne? Tai va, čia yra menas, ko gero, išlaviruoti, pasakyti viską taip, lyg pirmą kartą girdėtum, nors ko gero nepaslaptis, kad mes tos tekstus ir anksčiau gaunam, bet tu turi įsivaizduoti, kad pirmą kartą jį matai. Vilniaus universitete Justė baigė politikos mokslų bakalauro studijas. Ar jos jai praverčia šiame darbe? Atvirai kalbant, nemanau. Tik tai nebent tuo atveju, kai mes kalbam apie politiką, tai aš galiu jau tikrai pasakyti, kad mano kaip politologės nuomonė, aš manau taip ir taip, nes nepameluosiu, aš taigi baigus ją ir turi teisę tai pasakyti. Bet šiaip tai nemanau, kad tai yra kažkoks pagrindinis privalumas. Ne. O kaip manai, kokios studijos būtų reikalingos, norint tapti televizijos laidų vedėjų? O gal šių studijų nereikia? Man atrodo, kad yra ta specialybė, tai ne gydytojai, ne teisininkai, kur kažkas tave išmoko, taip, galbūt tu gali pasisemti patirties iš kitų žmonių, bet aš nemanau, kad, nežinau, charizma toks labai yra didelis žodis, bet įtaiga, charizma, gebėjimas būti scenoje, vis tiek tu turi turėti kažką, o po to jau turi tobulinti. Aš nemanau, kad kažkokia mokykla tai išmokys, tiesiog aš to netikiu. Tad o ko dar reikia, norint būti gerų televizijos laidų vedėjų? Justė Žičkutės kolega, Kakadu vedėjas Tomas Ališauskas tikina, čia svarbu telegeniškumas. O kaip apibūdintumėte tai? Įsijungite YouTube, ar ne, ir žiūrite, kur žmonės filmuoja save ir daro kiekvieną savo laidelės. Tai vienas atrodo normaliai ir gali žiūrėti, kitas ne ir negali žiūrėti. O kaip tai atskirt pačiam? Ar tu esi telegeniškas ar ne? Pačiam sudėtinga.
palyginti su kitais save. Nusifilmuoji su telefonu, įsidedi į YouTube ir pasilygini. Bet reikia turėti ir savikritikos, tada nemažai. Žinoma, be jos nežingsnio. Bet jeigu tu esi visiškai netelegeniškas, o gali kažkaip išugdyti tą savybę? Gali medijoje, gali, nebūdamas telegenišku, dirbti televizijoje visą gyvenimą. Kaip tą padaryti? Nelysti į kadrą. Svarbiausia čia darbas. Talentų reikia, bet be darbo nieko nebus, teigia Tomas Ališauskas. Tad ko palinkėtų žinomas vyras jauniems žurnalistams pradedantiems savo karjerą? Aš palinkėčiau, čia nebus nieko naujo, palinkėčiau visą laiką būti smalsiems, nes žurnalistą tai veda iki pat to galo, kada jis jau būna nebe žurnalistas, o kas nors kitas. Kaip manote, su kokiais sunkumais dirbdami susiduria žurnalistai, bei iš kur jie semėsi idėjų rengdami straipsnius ar imdami interviu? Daugeliui atrodo, jog žurnalisto darbas itin lengvas, tai reikia mokėti tik sklandžiai dėstyti savo mintis. Apie šios profesijos subtilybės bei iššūkius papasakos laikraščio redaktorė Virginija Šimkūnienė. Reportažą parengė Neda Černiauskaitė. Kiekvieno žurnalisto svajonė kuo greičiau bei įdomiau pateikti aktualią informaciją vartotojams. Kaišiadoryse leidžiamas laikraštis Atspindžiai savo skaitytojus naujienomis džiugina kelis kartus per savaitę. Redaktorė Virginija Šimkūnienė laikraščiai dirba jau 23 metus. Vadovauju laikraščio redakcijai. Iš pradžių dirbau kitokį darbą, keitėsi mūsų įmonės statusas, buvo privati įmonė, dabar yra UAB, leidžianti šį laikraštį, bet visą tą laiką, 23 metus, dirbu laikraščio redakcijoje. Ir kas įdomiausia, kad aš pati nesu profesionali žurnalistė. Esu inžinierė, o baigiau profesinės studijas 2 metų trukmės Vilniaus žurnalistikos katedroje ir paskui mokiausi savarankiškai įvairiuose kursuose, įvairiuose seminaruose, kažką tobulinausi, kažką studijavau papildomai ir leidžiame laikraštį tokiu, koks jis yra, 23 metus. Moteris prisipažįsta, su kokiais sunkumais jai tenka susidurti dirbant žurnaliste. Sunkumai iš pat pradžių buvo tokie, kad mes visiškai nebuvome įvaldę technikos. Tiesiog, kai pradėjom leisti laikraštį, tai mums kompiuteris buvo tiesiog kaip baubas. Mes jo visiškai nemokėjom valdyti ir įsivaizduokit, koks jisai buvo didelis, koks jisai buvo lėtas ir taip toliau ir panašiai. Ir šiuo metu man gal asmeniškai didžiausi sunkumai yra tokie, kad naujovės ir įvairi technologija tokiais greičiai šuoliuoja per mūsų gyvenimą, kad mes tiesiog nebespėjam to viso įsisavinti. Kiek yra programų, kiek yra visokių naujovių ir būtent duodama interviu jaunam žmogui, aš ir džiaugiuosi, kad nauji žmonės yra labai imlus, labai smalsus ir būtent jie įsisavina tas visas naujoves. O mes tiesiog jau gal esam nueinantis to darbo, dirbantieji, nes tiesiog sunku suvokti, kaip viskas keičiasi ne dienom, bet valandom, galima sakyti. Tai man nesugalvoti apie ką rašyti, bet sugalvoti, kaip žmogų sudominti ir kaip pateikti tą medžiagą, tai yra gal sunkiausias darbas. Pasak moters, informacija, kuri talpinama laikraščiuose, būna suplanuota iš anksto. Tai žinot, tos idėjos yra, kai kurios yra iš anksto suprogramuotos, galima taip sakyti, nes mūsų laikraštis dalyvauja Spaudos rėmimo fondo konkursuose ir mes leidžiame 2 priedus. Mūsų bendruomenė vienas priedas vadinasi, o kitas kultūros priemenė. Ir tada mes vykdydami projektus jau turime kažkokią tai medžiagą iš anksto numatytą, mes ją turime išpildyti per metus laiko. Ten aprašyti renginius, aprašyti istorinius dalykus, pasidalinti kažkokiam įžvalgom, kaip šiemet, pavyzdžiui, yra Žemaitijos metai, ten renginiai arba knygos skirtos tremčiai, tremtiniams. Tai jau mes iš karto iš anksto planuojam arba ieškom medžiagos būtent toms projekte numatytoms temoms. Vienas dalykas,
o kitas tai temas mums diktuoja gyvenimas. Ateina žmogus ir skundžiasi, va po mano langai šiukšlynas, arba va čia Gedimino gatvėje išpjovė medžius. Išpjovė medžius ir paliko kelmus, o kada tos kelmus surinks ten, panaikins ir taip toliau. Tai tiesiog mūsų skaitytojai yra didelė dalimi mūsų užsakovai arba mūsų medžiagos pateikėjai. Tai yra jie duoda temą, jie duoda mintį, o mes ją tada stengiamės įvykdyti, nes mes vis dėlto tarnaujam visuomeniai, ją informuojam apie įvairius dalykus. Laikraščio redaktorė taip pat dalyjasi savo patirtimi pasakodama, kas jai, būnant žurnaliste, atrodo sunkiausia bei lengviausia. Kaip minėjau, ten tos visos naujovės, kurias gal mes ne visada laiku spėjame įgyvendinti arba apžvelgti ir taip toliau. O lengviausia tai man asmeniškai yra bendrauti su žmonėmis. Jeigu aš einu į renginį, tai man nesunku ten prieiti prie visiškai nepažįstamo žmogaus, ar jauno, ar vyresnio, jį pakalbinti, o kiekvienas žmogus yra savaip įdomus, jis yra unikalus ir jis visada ras tau ką papasakoti ir pasakyti, ir tu iš kiekvienos minties, iš kiekvieno pasakojimo gali padaryti, kaip padaryti, tai nėra teisingas žodis, bet paruošti medžiagą arba informaciją. Ir tai gali būti tema tavo didžiausiam straipsniui. Tai yra nesunku bendrauti su žmonėmis. O kartais sunku būna, kai važiuoji į kažkokį įvykį, skaudų, pavyzdžiui, įvyko gaisras. Bet visiškai neseniai Žiežmariuose, Sodų gatvėje, kilo gaisras daugiabutyje. Po darbo valandų aš pati gyvenu Žiežmariuose ir aš važiavau į tą Sodų gatvę ant kalniuko, fotografuoti, mano toks darbas tą gaisro vietą, nes nuvažiavo 3 ugniagesių mašinos, tai yra mano darbas, aš po darbo valandų čia 6-7 valandą dar pasiėmiau anūkėlę, atvykome su anūkėlę į tą gaisro vietą, susirinkę žmonių, ten dega butas, bet jis nebuvo ten baisus toks gaisras, kad žūtų žmonės ar kažkas, ten stovi buto savininkė apsiverkusi, berniukas, tos moters vaikas. Ir aš nufotografavau, aš neėjau nei į tą butą, niekur, aš nufotografavau iš tolo ugniagesius, triušiuką išgelbėtą iš tos gaisro, iš buto gaisravietės. O vienas ir sakys, va žmonėms nelaimė, o čia atvažiavo fotografuoti. Čia aš gavau tokią pastabą. Ir tai yra skaudu, nes aš dirbu savo darbą, aš nefotografavau kažkokio žuvusio žmogaus ar kažkokios ten, net ir tos buto savininkės, aš jos tik tai paklausiau, gal nežino kokia priežastis tam gaisros kilimo, jinai nežinojo, paskui išaiškėjo, kad ten buvo palikta planšetė įjungta ar kažkas tai tokio. Bet aišku, man gaila tų žmonių, bet aš turiu dirbti tokį darbą ir nemalonu tą daryti. Ta prasme, kad iš žmogiškosios pusės nemalonu, nes yra skaudu ir aš pati nenorėčiau, jeigu man taip atsitiktų. Žurnalisto darbas pilnas iššūkių, tačiau svarbiausia būti savimi ir mylėti veiklą, kurią užsiimi. Tuomet galėsi vadintis savo srities profesionalu. Ko turėtų paisyti žurnalistai, norėdami atlikti savo darbą kokybiškai? Kalbėkime apie etikos kodeksą ir visuomenės informavimo įstatymą. Ar jų nuostatų laikomasi šiandieninėje žiniasklaidoje, o kaip jaunam žurnalistui juose nepasiklysti? Apie tai reportažą pristato Reda Aleliūnaitė. Ar žurnalisto darbas yra tik informuoti visuomenę? Rinkdami ir apdorodami informaciją, žurnalistai privalo laikytis etikos ir teisinių standartų. O kokia yra situacija šiandieninėje žiniasklaidoje? Kalbame su Vilniaus universiteto dėstytojais, kad aptartume, kaip žurnalistams sekasi atlikti jų kasdieninį darbą. Tai iš tiesų žodžio laisvė ir jos ribas kartais yra sudėtinga pamatuoti. Tai mano klausimas būtų, koks būtų jūsų patarimas jauniems žurnalistams, kad jie teisinėje sistemoje nepasiklystų? Tai nėra ko pasiklysti teisinėje sistemoje, dėl to, kad labai aiškiai visuomenės informavimo įstatymas nustato žurnalisto teisės ir pareigas. Yra labai aiškus visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuriame tikrai yra nemažai perkelta
tų teisinių normų, tų teisės normų iš visuomenės informavimo įstatymo. Tai čia yra du tokie dokumentai, kuriuos ir jaunas, ir senas, ir patyręs tyrėjas žurnalistas, kaip šiuo atveju mes turime pavyzdį nutikusi su Šarūnu Černiausku, tai aš manyčiau, kad žmogus, kuris laikosi tų elementarių teisės ir etikos normų, jisai gali nepasiklysti. O ką mano praeiviai? Klausėme, ar jie sutinka, ar šiandieninė žiniasklaida elgiasi etiškai, o jei ne, kodėl? Manau, kad neetiška, nes viskas daroma dėl pasiekiamumo, klikų, žaidžiama žmonių jausmais, peržengiamos iš tikrųjų asmenybės ribos. Neturiu tokios labai radikalios nuomonės, ar žiniasklaida elgiasi etiškai ar nesielgia, bet kai kurie portalai galbūt laikosi etiškumo, bet kai kurie, manau, kad tikrai peržengia stipriai ribas. Šiandieninė žiniasklaida yra pakankamai etiška, manau. Jeigu turime omeny, tarkim, televiziją, tai yra nacionalinė transliuotojas ypatingai yra etiškas ir laikosi, tiksliau galbūt dėl to, kad ir yra įpareigotas laikytis visų aukščiausio etikos standartų. Manau, kad iš tikrųjų ne, nes labai panašu, kad labai daug kas daroma dėl antraščių, dėl klikų, dėl dėmesio pritraukimo ir, sakykime, žinios arba portalai tai tikrai skleidžia labai daug neigiamos informacijos. Į kokius aspektus patartumėte atkreipti dėmesį jaunam žurnalistui, kad jis savo darbą atliktų etiškai? Tai pirmas dalykas, reikia žinoti, ką rašo etikos kodeksas, visuomenės informavimo etikos kodeksas. Antras dalykas, reikia pačiam turėti savo vertybių sistemą ir žinoti, kas yra etiška, kas netiška, kas yra blogai, kas yra gerai. Trečias dalykas, jaunas žurnalistas dirba dažniausiai ne pats savo vienas, bet kažkurioje redakcijoje, kuri savo turi etikos normas ir tiesiog jų laikomasi, arba tada kažkokios vienokios ar kitokios sankcijos gali būti. Bet iš esmės reikia turėti galvoje, kad yra tokie trys lygiai, vadinkim, tas vadinamas nacionalinis lygis kažkokios, organizacinis lygis, kada organizacijos ir patys savo mes turim žinoti, ką mes norim transliuoti ir kaip norime transliuoti. Ir aišku, gerai, kaip tie trys lygiai tarpusai susiję ir daug yra sutapčių ten. Žurnalisto darbas išties nelengvas, jis reikalauja greitos reakcijos, atsakomybės ir atidumo. Tačiau kokybiškai atlikdami savo darbą žurnalistai ne tik tarnauja visuomeniai, bet ir padeda gerinti žiniasklaidos įvaizdį. Žurnalistė Nijolė Baužytė. Beveik 60 metų žurnalistinio darbo patirties, sukauptos žinios, užtarnauta pagarba ir savo nuomonę apie jauną žurnalistų kartą. Kokia ji? Atsakymas reportaže. 50 metų negaliu pasakyti, kad praėjo kaip viena diena, bet prabėgo kaip vienas mėnuo. Ir keista, atrodo taip neseniai, visa televizija te užėmė tik 6 nedidelius kambariukus 3. aukšte. O dabar štai stovim didžiojoj studijoje. Jeigu galėčiau sušaukti visus viršininkus, su kuriais teko dirbti, tai ant šitos pakilos jie netilptų. Kažkaip televizija yra toks sintetinis daiktas, kuris jungia labai daug visokių dalykų. Ir tai buvo būtent ta duona, kurią aš norėjau valgyti. Aš eidavau su džiaugsmu į darbą. 30 metų dirbu su miesteliais, tai aš visada norėjau su jais dirbti. Aš kažkaip norėjau, kad ten, gal dėl to, kad aš esu gimus miestelėje, man tai yra arčiausiai prie širdies. Nedidelis miestas, o būtent, kur žmonės pažįsta vienas kitą. Užulienėje, kur yra Smetonos vila, kada filmavom, tai čia jau praėjo turbūt koks 10 metų nuo to įvykio. Susitinkam žmogų, kuris dirbo kažkada, prie Smetonos laikais jis dirbo, ten buvo keletas arklių tiems adjutantams, kurie lydėdavo Smetoną, ir jis tose arklydėse dirbo.
Ir aš jo prašau, kad jis papasakotų, ką jis matė. Buvo jaunas vaikinas, ką jis matė, bet jis gerai prisimena, gerai kalba, galva gerai veikia. Jisai sako, nu žinot, ponė, kad aš turbūt sakau, net dabar, ne šiandien, sako, aš tik iš ligoninės, sakau, dabar jūsų nevarginsim, atvažiuosim po kokio mėnesio pusantro ir tada jūs nu, kad kažin, sako, kad aš turbūt nesulauksiu. Sakau, tik pamėginkit man numirti. Labai piktai. Atvažiuosim po pusantro mėnesio, būkit pasiruošę. Jis taip žiūri į mane. Mes, išsiskyrėm, po pusantro mėnesio atvažiuojam ant laiptų, savo namo stovi pasipuošęs ponas Jonas, su kaklaraiščiu, su išlygintu ant kanto kelniu. Jis sako, matot, gi nenumirėt. Tai jis sako, tai kad ponė taip piktai pasakėt. Jeigu pasiseks įstoti, kai baigsi, gal grįši į Gelvonus? Ne, aš nenorėčiau. Kodėl? Neįdomu. Kur nors. Norisi kitur. Nėra čia taip, kas kultūros namai ir viskas, nei čia nei kokių tokių pasilinksminimų, nieko. O kokiu tu norėtum pasilinksminimų? Nu, tai kokie renginiai, kad būtų. Tai argi čia ne jūsų rankose? Taigi jūs jauni žmonės, tai kasgi jos turi organizuoti? Kas nors iš šalies atvažiavę? Nu, tai žinoma, kad mes, bet tai ką, mes vienas kelias, taigi nieko nepadarysim. Ir pati neliksi Gelvonuose? Turbūt, kad ne, nenorėčiau likti irgi. O jeigu visi išvažiuos, taigi Gelvonų ir nebebus? Ar jums nebus gaila, kad jūsų tėviškės nebebus? Tai ne visi ir žada išvažiuoti. Žurnalistika neturi nuslėsti iki pletkų lygo, iki apkalbų. O kas tai yra socialiniai tinklai? Kas tai yra? Tai yra balansuojantis ant apkalbų ribos tekstai. O ką jie tokie svarbus? Antras dalykas, žurnalistika, man atrodo, jinai priėjo tam tikrą ribą, virš kurios jau nebegalima peržengti. O kadangi visą laiką norėsis, kad dar įdomiau, tai neišvengiamai bus pereinama. Ir bus labai blogai. Bus labai blogai. Vienas dalykas, visi bijos tų žurnalistų, ginsis nuo jų kaip nuo mūsų, ko pas mus dar Lietuvoje iki šiol nėra buvę. Bet užsienį jau taip yra, kad užsirakina ir užsibarikaduoja, kad žurnalistai nelįstų. Pas mus nebūdavo tokių dalykų, kad kaip amerikonai, čia žmogus teka kraujai, guli ant žemės, o prie jo prilėkė, klausia, ar su tavim viskas okei. Tai, žinot, atrodo, kad tyčiojasi iš to mirštančio. Ir pas mus atsirado, nu žinoma, aš suprantu, kad lavonas pagyvina siužetą, tai buvo pasakyta, bet kad tokio subtilumo, kada žmogų ištinka, pavyzdžiui, bėda, nelaimė, ar visuotinė, ar jo šeimos, ar jo asmeninė, ir, pavyzdžiui, lysti prie jo, lysti jam į dūšią ir purti, aš suprantu, kad jis gaus gerą siužetą, kaip žurnalistas, nu, įdomų siužetą, bet taigi negalime elgtis su žmonėmis taip, kaip su šunimis. O to pasitaiko ir kuo toliau, tuo labiau. Buvo valandų, kada buvo neteisingai užpulta, kad ateidavo saugumo atstovai, ten tasydavo ir taip toliau, buvo tokių dalykų. Bet kad aš būčiau pasigailėjusi, kad pasirinkau šitą profesiją. Buvo skaudu, kad kažkokias neteisybės aktas vyksta, taip, bet niekada netėjo galvo, kad ką čia spjausiu, išeisiu ten, nežinau, griovių kasti, ar ne, niekada nebuvo. Nei su vienu viršininku nekalbėjau apie vieną dalyką per 50 metų. Niekada nekalbėjau apie savo algos pakelimą. Apie sumažinimą kalbėjau. O pakelimą tik dėl kitų žmonių kalbėjau.
Ir jums patariu tą daryti, jeigu norite išdirbti 50 metų. Žinia, forumas tai vieša erdvė Senovės Romos miestų centre. Čia buvo aptariami svarbiausi įvykiai, aktualijos, vyko susitikimai bei debatai. Mūsų forumas buvo žurnalistinis ir jau skaitmeninėje erdvėje. Diskutavome, dalijomės nuomonėmis, patarimais. Šį kartą tiek. Susitiksime įvykių sūkuryje. Dauguma mūsų ten stovės su mikrofonu ar fotoaparatu rankoje ir bandys įgyvendinti tai, apie ką šiandien ir buvo diskutuota laidoje. Ačiū už jūsų dėmesį, linkiu šypsenų ir sėkmės.